Sveiki visi. Ar kada norėsis papasakoti kokią nors įdomią istoriją apie tai, kas buvo praeityje, bet pritrūko žodžių? Na, šiandien mes kaip tik ir atrakinsime tas duris į anglų kalbos būtąjį laiką. Išsiaiškinsim, kaip užtikrintai pasakoti apie viską, kas jau įvyko. Būtent į šitą klausimą ir atsakysime. Žinote, tai yra pagrindinis įrankis, kuris leidžia dalinti savo patirtimi, prisiminimais, visais įvykiais. Tad pasiruoškite, nes po kelių minučių visą tai daryti taps daug paprasčiau. Štai koks mūsų kelionės planas. Pradėsime nuo pačių pagrindų, tada pereisime prie teigiamų sakinių, atskleisime vieno magiško žodželio did paslaptį, išmoksime klausti ir žinoma pabaigoje viską išbandysime praktiškai. Kągi, pradedam? Gerai, pirmasis mūsų punktas kaipgi kalbėti apie vakardieną. Kad būtų viskas aiškiau, naudosime vieną ir tą patį veiksmažodį to work, kas reiškia dirbti, tai bus lengviau susitelkti į pačią taisyklę. Ir štai ji, pati pirmoji ir pati svarbiausia taisyklė. Jei veiksmažodis yra taisyklingas, kaip mūsų pavildinis work, mes tiesiog pridedame gale ed ir viskas, jau kalbame apie praeitį. Taigi, work virsta worked. Paprasta, ar ne? Tai ir yra tas pagrindas, kurį reikia įsiminti. Gerai, nerkime šiek tiek giliau. Dabar pažiūrėtume, kaip tą ed taisyklę veikia, kai kuriame teigiamus sakinius. Pamatysite, koks paprastas ir tiesą sakant logiškas gali būti anglų kalbos būtojo laiko vartojimas. Atkreipkite dėmesį į šią lentelę. Kas čia yra įdomiausia? Ogi tai, kad nesvarbu, ar kalbame apie aš, tu, jis, ji ar jie, veiksmažodžio forma worked niekada nesikeičia. Viena forma tinka absoliučiai visiems. Na, argi ne puiku? Gerai, su teigiamais sakiniais atrodo viskas aišku. Bet to kas nutinka, kai norime pasakyti, kad kažko nedarėme, arba norime ko nors paklausti? Štai čia į pagalbą ateina toks mažas, bet labai galingas žodelis. Įsivaizduokime did kaip kokį superherojų. Jis atskuba į pagalbą tada, kai reikia sukurti neigiamą sakinį arba klausimą. Ir jis atlieka visą sunkų darbą. Parodo, kad kalbame apie praeitį. Dėl to pagrindiniam veiksmažodžiui nebereikia tos ed galūnės. O štai dabar turbūt įdomiausia dalis. Pažiūrėkite, kaip atrodo neigiama forma. Mes naudojame did not ir tada grįžtame prie pradinės veiksmažodžio formos – work. Būtent work, o ne worked. Kodėl? Na todėl, kad mūsų superherojus did jau parodė, kad tai praeitis. Taigi formulė paprasta. Asmuo, tada did not ir galiausiai veiksmažodis be jokių galūnių. Na, o dabar klausimai. Pamatysite, kaip tas pats pagalbininkas did mums ir vėl padės. Taisyklė išlieka labai panaši ir, kas svarbiausia, logiška. Tam, kad sukurtume klausimą, mes tiesiog paimame mūsų pagalbininką did ir perkeliame jų pačią sakinio pradžią. Ir vėl, atkreipkite dėmesį, pagrindinis veiksmažodis work lieka savo pradinėje formoje. Taigi, norint paklausti, ar tu dirbai, sakome, did you work? Viskas. Ir žinoma, jei kas nors ko nors paklausia, reikia mokėti ir atsakyti. Atsakant trumpai, visada naudojame tą patį pagalbininką did. Tai yra mandagus ir svarbiausia taisyklingas būdas atsakyti į klausimą. Gerai, teorijos tikrai pakaks. Dabar metas praktikai. Pasitikrinkime, kaip viską supratome. Štai pirmoji užduotis. Kokia veiksmažodžio work forma čia tiktų? Pagalvokime akimirką. Prisiminkime pačią pirmąją taisyklę. Teisingai. Puiku. Kadangi tai yra paprastas teiginys apie praeitį, mes tiesiog pridedame galūnę med. She worked. Kitas iššūkis. O kaip pasakytume, kad jie sunkiai nedirbo? Prisiminkime mūsų pagalbininką superherojų. Būtent. Naudojame did not ir pagrindinę veiksmažodžio formą work. They did not work hard. O dabar sukurkime klausimą iš šių žodžių. Kaip reikėtų paklausti, ar kažkas dirbo vakar? Taip, puikiai. Pagalbininkas did keliauja į pradžią, tada veiksnys ir tada veiksmažodis pradinė forma. Did you work yesterday? Jau beveik viską mokame. Štai čia viena labai dažna klaida, kurios reikia saugotis. Matote, sakinys I did worked yra neteisingas, nes jame praeities laikas pažymėtas net 2 kartus – ir su did, ir su ed. Prisiminkime, did jau atliko visą darbą, todėl veiksmažodis turi likti pradinės formos I did work.
Taigi, esminis dalykas, kurį reikia prisiminti, yra būtent šios 3 taisyklės. Teigiamams sakiniams pridedame ed, neigiamiems sakiniams ir klausimams naudojame pagalbininką did, o pagrindinis veiksmažodis grįžta į savo pradinę švarią formą. Ir štai, paskutinis padrąsinimas tiesiai iš mokomosios medžiagos. Šios taisyklės yra nuoseklos ir patikimos. Išmokus jas, galima drąsiai kurti daugybę sakinių apie praeitį. Tikrai verta pasitikėti savimi. Na, o dabar jau jūsų eilė. Šis trumpas paaiškinimas suteikia įrankius, tad pagalvokite, ką veikiate, prie ko dirbote vakar, pabandykite suformuluoti atsakymą angliškai. Tai yra pats geriausias būdas įtvirtinti žinias ir pradėti laisvai kalbėti apie praeitį. Sėkmės!